Gerai. Sėkmės jums. Rimkit į svečius. Kaip laikotės? Ačiū. Laikomės. Klestit kaip visada. Priėmam svetimų šalių ambasadas, irgi bendraujam. Dirbam kartu, bendradarbiaujam. Čia iš Ukrainos ambasados. Informacijos kažkokios. Taip, be abejo, informacijos. Tai negaišinsim. Gero darbo, įsikursim kažkur. Taip, pirmiausia, be abejo, noriu išreikšti didelį apgailestavimą, kad Konstitucinis teismas priėmė tokį sprendimą, jog pilietybės įstatymo nuostatos, būtent šio pilietybės įstatymo, kuris tarp užsienio lietuvių dažnai net yra ir vadinamas lydekos pilietybės įstatymu, kad šio pilietybės įstatymo nuostatos prieštarauja Konstitucijai. Tai yra per daug išplėstas žmonių ratas, kuris gali turėti dvigubą pilietybę. Tačiau esu giliai įsitikinęs, kad reikia tą situaciją keisti. Politikai, kaip ir teisininkai, neturi teisės nereaguoti į Konstitucinio teismo sprendimus. Ir būtina keisti pilietybės įstatymą, susiaurinant žmonių ratą, kurie gali turėti dvigubą pilietybę. Tačiau manau, kad tokių asmenų tam tikras kiekis gali būti ir tai neprieštarautų ir mūsų Konstitucijai, kurios 12 straipsnis numato, kad dviguba pilietybė negalima išskyrus atskirus įstatymų numatytus atvejus. Tai yra įstatyme, naujajame įstatyme. Aš manau, kad politikai gali vis dėlto numatyti tuos atskirus konkrečius atvejus, kada asmenys galėtų turėti ir dvi pilietybės, Lietuvos ir kitos valstybės. Galima būtų eiti paprasčiausių kelių ir nieko nekeisti, ištaisyti tik tuos straipsnius, kurie pripažinti, jog prieštarauja Konstitucijai, bet tokiu atveju mes uždarytumėm galimybę tam tikrai asmenų grupiai turėti dvigubą pilietybę. Aš manau, tai nėra geras sprendimas. Tokiu atveju liktų, tik išimtiniai atvejai prezidento dekretų, prezidentui panorėjus suteikti Lietuvos pilietybę žmogui netimant kitos valstybės pilietybės. Šiuo metu teisme jau yra užregistruotos Seimo nario Kubiliaus pilietybės įstatymo pataisos, kurios numato išplėsti tą asmenų ratą, kuriems gali būti suteikiama galima dviguba pilietybė Lietuvos ir kitos valstybės. Mano vadovaujamas komitetas, žmogaus teisų komitetas, yra plenariniam posėdėje paskirtas pagrindinių komitetų, kurie turės atsakyti į klausimą, ar gali būti toks įstatymas priimtas, tai yra svarstyti šį įstatymą. Be abejo, bus svarstymai, dėja ilgi tie svarstymai bus, tačiau jau šiandien avansų galima sakyti, kad manau, didžioji visų teisininkų dalis pripažins, kad šis pilietybės įstatymas lygiai taip pačiai prieštarauja Konstitucijai, remiantis Konstitucinio teismo prieš tai buvusių išaiškinimų, kaip ir dabar esamas pilietybės įstatymas. Tad matomai dvigubos pilietybės klausimas su šiuo įstatymu nebus išspręstas. Taip pat galiu avansų informuoti, kad vyriausybė jau yra parengusi pilietybės įstatymo pataisų projektą, jau vidaus reikalų ministras jį yra pasirašęs ir atidavęs į vyriausybės posėdį ir manau, kad artimiausių laikų bus šis klausimas svarstomas vyriausybės posėdyje. Nesu su juo dar susipažinęs su šiuo projektu, nes dar nėra jis atėjęs iki Seimo, o be abejo sprendimus gali priimti tik tai Seimas. Tačiau, kiek žinau, šiame pilietybės įstatyme, būtent reaguojant į Konstitucinio teismo išaiškinimą, dviguba pilietybė numatoma tik labai siauram asmenų ratui. Tai yra tik tai prezidento dekretų išimties tvarka ir taip pat užsienyje gimusiems Lietuvos piliečių vaikams, kurie su gimimu įgyja kitos valstybės pilietybę. Kokios tikslios formuluotės vėliau bus galima gavus patį projektą ir patikslinti. Manau, kad svarstant šį vyriausybės paruoštą įstatymo projektą bus galima, reaguojant į teisininkų pasiūlymus, į politikų pasiūlymus,
dalinai ir išplėsti tą asmenų ratą, kad būtų neprieštaraujama konstitucijai, tačiau dviguba pilietybė būtų galima, šiek tiek platesniam asmenų ratui. Kartoju, vis dėlto konstitucija numato, kad tam tikri atskiri atvejai yra galimi, kada asmuo turi teisę turėti ne tik Lietuvos, bet ir kitos valstybės pilietybę vienu metu. Šiandien Žmogaus teisių komiteto sekretoriato vadoviai aš pats asmeniškai daviau pavedimą sukurti darbo grupę, surinkti, suburti žmones, patyrusius teisininkus, visuomenininkus, kurie užsiimtų pilietybės įstatymo pataisų projekto rengimui. Kadangi galutiniam rezultate mes turėsim svarstyti pateiktas Kubiliaus Seimo nario pasiūlymus, tas pataisas, taip pat bus vyriausybės įstatymo projektas, tad manau, jeigu mes subursim darbo grupę, įvertinsim šiuos abu projektus, taip pat teisininkai ir politikai sakys savo galimybės, surasim vėlgi tą kompromisinį variantą, tą tarpinį variantą, kad nebūtų nusižengta konstituciniam normom ir kartu vis dėlto būtų galimybė tam tikrai žmonių grupiai turėti dvi pilietybės. Kad šis projektas nebus greitai priimtas, tas galutinis variantas turiu omeny, kad jis nebus greitai priimtas, tai yra akivaizdu, nes ir darbo grupiai dirbti, susirinkti ir komitete posėdžius organizuoti šalia aibės ir kitų klausimų, kurie taip pat yra svarbus, be abejo tam reikia laiko ir nemažai laiko. Tačiau turiu vilties, kad į ateinančios sesijos darbotvarkę, turiu omeny rudens sesijos darbotvarkę, kad pavyks išreikalauti iš Seimo seniūnų sueigos, iš Seimo valdybos, kad naujasis pilietybės įstatymas būtų įtrauktas į rudens sesiją ir darbotvarkėje, rudens sesijos darbotvarkėje jisai atsiras. Gerbiamas Arminai, ar teisingai supratau, kad Kubiliaus pasiūlytas pataisų variantas ir tas variantas, su kuriuo dirba Lietuvos Respublikos vyriausybė, gali būti kaip dvi svarstomos alternatyvos, iš kurios gautųsi vienas bendras produktas? Dalinai. Tam tikrus pasiūlymus iš Seimo nario Kubiliaus projekto, manau, kad būtų galima įtraukti ir svarstyti ir aptarinėti. Tačiau, kadangi Konstitucinis teismas nuneigė teisėtumą dabar esančio pilietybės įstatymo, o Kubiliaus paruoštas įstatymo projektas dar labiau išplečia tą asmenų ratą, kurie gali turėti dvigubą pilietybę. Taip pat kalbant ir apie lietuvių kilmės asmenis, ką irgi yra nuneigęs Konstitucinis teismas apie tą galimybę išskirti. Tad manau, kad teisininkų nuomonė bus pakankamai vieninga, kad Kubiliaus įstatymo projektas tuo labiau prieštarauja Konstitucijai, lyginant su dabar egzistuojančiu pilietybės, dar vis galiojančių, nors sustabdytų tam tikrų straipsnių galiojimų pilietybės įstatymų. Ačiū Jums labai. Parlamentaras Arminas Lydeka kalbėjo Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centre.